Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Kuo kvėpuojame mieste? Ar įmanoma sumažinti dulkių ir pavojingų dalelių koncentraciją ore? Prieš 30 metų kiekvieną naktį dirbdavo mieste 30 mašinų ir dar paskaičiuokime, kad nebuvo Karoliniškių, ne visos buvo. Nebuvo Viršuliškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės, Jeruzalės, tai tos 30 mašinų tikrai beveik didžiąją dalį gatvių, kurios turi kitą dangą, išplaudavo. Bet to gyventojams patogi paslauga būdavo. Pavėlavęs iš merginų naktį, bet kada būdavo pagaudai tą plojimo mašiną ir už rublį tave nuveždavo į kurį nori miesto kampelį. Taip pat laidoje. Vegetaras tai žmogus, kuris negirdi, kaip verkia pomidoras. Žiūrite Lietuvos ryto televiziją, tai laida Ekovizija žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesio į pokalbis, tad dabar trumpa dosjė. Petras Geniušas pianistas, pedagogas, įvertintas Nacionalinė kultūros ir meno premija, baigė Maskvos konservatoriją. Dabar jis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, profesorius. Taip pat Petras dėstė Tokijo Yamaha Music Foundation ir Karališkojo muzikos akademijoje Londone. Koncertuoja įvairiose šalyse su simfoniniais orkestrais ir solo, dalyvauja festivaliuose, repertuaras nuo senosios iki šiuolaikinės muzikos. Petras Geniušas turi sūnų Luką, jis taip pat pianistas, sulaukęs ypatingos sėkmės pasaulyje. Pianistas Petras Geniušas įsitikinęs, ekologija tai tik dvasinė tema. Tai darna, kurią jaučiame arba jos nejaučiame. Net ir rūpestis visų pasaulių gali būti nenuoširdus, apsimestinis arba savanaudiškas. Apie darną, kaip ją supranta pianistas. Kviečiu žiūrėti. Petrai, aš neatsitiktinai tave pakviečiau Chodkevičių rūmus, į Chodkevičių rūmų kiemą, į Chodkevičių rūmų teritoriją. Žinau, kad čia prasidėjo ir tavo istorija. Ar tai turi kažką tai bendro su tavim? Va čia gyvena Vabalė Gudaitienė ir mano močiutės draugė. Čia buvo būtai anksčiau. Čia nebuvo muziejus? Buvo kažkaip dalinai, aš tiesą sakant, tai nelabai stiprus. Tai, žinau, kad tikrai čia jinai gyveno, mano jinai močiutės draugė buvo ir abiejų močiučių pažįstama. Ir mano tėvas ir mano mama susitiko čia būtent, va, šitam name ir tada štat ir... Tai taip, vadinasi, tu čia iš principo, jeigu ne šitas kiemas, ne šitas namas, tai tavęs irgi galbūt nebūtų. Gal čia nebūtų, gal aš kitur būčiau. Tiesą sakant, savo gyvenime kasdieniniam nelabai vartoju savo žodį ekologija ir... Darna, padarumas, savimonė, sąmoningumas, tai visa tai yra irgi tokie, žinai. Gal. Galėtų būti. Gal man patinka žodis harmonija, už tai, kad tai surišta su muzika. Ir muzika yra, darna, daugelį dalykų darna. Ir man patinka žodis va toks, pavyzdžiui, rezonansas. Kada žmogus, pavyzdžiui, rezonuoja su aplinka. Ir jisai skamba darniai, harmoningai, galbūt. Skamba darniai aplinkoje. Taip. Stengiuosi iš visų jėgų tvarkyti savo vidų ir kad jisai bent jau neskleistų tos, nes yra subtiliam lygiai, gali būti žmogus labai labai tvarkingas, jisai ten tvarko viską, bet jisai vis tiek subtiliam kažkokiam lygiai jisai skleidžia kažkokį blogį ir teršia. Aš tikrai žinau daugelį tokių atvejų, kada va taip pat labai viskas liktai teisingai ir jisai, sakysim, rūpinasi labai kažkokiais tai vaikais badaujančiais ir ten, bet čia pats visiškai yra destruktyvus artimoji savo aplinkoje ir pats savo. Aišku, pirmoje eilėje galbūt ta ekologija tai yra savęs negriauti. Nes pats esi pasaulio dalis ir visiškai susijus, nėra jokių barjerų.
Ačiū labai. Ačiū. Va. Tam. Tai Petrai, tu rinkai iš principo šitą fortepijoną, Chodkevičių rūmams. Taip, mes buvom fabrike ir aš ne vieną išrinkau, vieną Kotrinai, Kotrynos bažnyčiai, vienas, man atrodo, Taikomosios dailės muziejui ir vienas čia. Tai yra Čekijoje. Fortepijonų gamykla, Petrov. Taip ir sakė kažkas, kad reikia, kai per mano koncertus reikia tai padaryti, Petrov. Egocentrizmas? Narcisizmas. Man svarbu, kad jisai gražiai skambėtų. Iš tikrųjų, kaip balsas žmogaus. Jie būna, ateini į tą fabriką, kuris yra ir krautuvė. Ir ten stovi paruošti 6, pavyzdžiui, va tokie instrumentai, tokio tipo. Ir tu atsisėdi, groji ant jų ir bandai, kaip jisai skamba, tiesiog koks jo balsas. Darna įvairi, būna labai įvairių šiandien tu gali mums parodyti. Gali būti darna, gali būti gyvybės darna, meilės darna, gali būti net ir mirties darna. Ir tarp kitko, ta destrukcijos ir mirties darna labai dažnai naudojama ir rock muzikoje. Ir jeigu aš tau pagročiau kokį nors, aš nežinau, čia yra principė destrukcija, čia tokia, kaip velnė muzika. Deep Purple. Ai, čia Deep Purple. Yeah, Smoke and the Water. Čia tokia roko klasė. Ir labai daug roko muzikos yra tokia tikrai destrukcija, velnio mirties kažkokia, bet jinai labai traukia, ypač jaunystėje. Paskui jau žmogus galvoja, kad jau pasiekė truputėlį vyresnį amžių, galvoja, reikia gal išsaugoti tai, kas liko dar kažkaip, tai ir tada jau pradeda galvoti labiau ekologiškai, gal prisiminti, iš kuris atėjo ir kažkaip bandyti ieškoti vėl ryšį surasti su tą darną ir tą harmoniją su kūrėju, nežinau, ir su savo tais namais, su dvasiniais namais, ir nes jis supranta, kad vis tik tai svarbu kažkaip kaip išgirsti tą balsą. Žmogus prisimena, iš kur jisai. Taip, kažkaip, aha. Ir iš tikrųjų, man vienas kompozitorius labai gerai pasakė, aš sakau, kodėl, man tai patinka džiazas ir va tokia, būtent ta muzika, kurią dabar aš rodžiu, sako, tai tu jaunas, sako, bet kai gulėsi mirties patale, tai klausysi Bachą arba Beethoveną. Nes jau norėsi, kad tavo siela, čia tokie subtilesni dalykai, vis tik tai sielos, dvasios dalykai, nes čia kūno tokie praeinami dalykai, tokie sunkesni, grubesni, paskui sielos, paskui dvasios dalykai. Biškai įsiderina tas klepas. Tos tiesos, kurios iš tikrųjų jos giliausiai ekologiškos, tokios amžinos tiesas ir dvasinės tradicijos tiesas, jos nelabai lengvai prieinamos šiaip žmogui. Ir žmogus linkęs nusisukti, nušvilpti, numoti ranką ir kaip nors pasišaipyti, apmėtyti akmenim, nukryžiuoti. O kodėl taip yra? Nežinau, galbūt dėl to, kad žmogui ta subtili dalis žmogaus yra sunkiau prieinama tiesiog. Ir kiekvienas žmogus turi tą subtilę dalį savo, bet jis turi
padaryti didelį darbą, kažkokią vidinę pastangą, kad prisikapstyti prie... Vat kiekvienas žingsnis link subtilumo, link dvasingumo yra sunkus toks žingsnis, transformacinis ir nelabai norisi jo daryti. Daug lengviau. Iš tikrųjų, destrukcija, tai taip lengva. Paprasčiausiai užeiti, atsisėsti, pasimti bokalą alaus, išgerti, tai fantastika tiesiog, kaip lengva ir gera. O jeigu dar antrą išgeri, tai dar geriau. Bet čia yra toksai, nuo kalniuko žemyn ir labai lengva ir gera. Bet tai kažkaip tai taip nelabai veda į kažkur. Arba dar būna kitas atvejis, kad žmogus irgi neva tai pasiekia kažkokį truputį subtilesnį lygį irgi pasikelia ir papuola į pinklės irgi puikybės. Ir kad aš neva tai dvasingas. O ten tie milijonieriai, kokie žemiški, kokie nedvasingi, o aš bomžas ir aš spjoviau ant jo Mercedes ir aš užtat dvasingesnis esu. Aš bomžas, bet aš dvasingesnis. Tai tame dar, ko gero, didesnė gali būti puikybės pinklės čia. Taip, kad... O kaip tau sekasi nepasiduoti, nes juk labai lengva Petras Geniušas. Pianistas tai yra disciplinuota tokia darbo žiūrkė ir labai čia užsnausti niekaip neįmanoma pianistui. Jeigu tik pianistas, jisai 2 dienas užsnūdo, jisai jau gauna per galvą. Taip kad čia labai sunku, taip, puikybė tikrai viena iš tokių labiausiai negailestingų sferų, kad čia pat. Ir tikrai tas yra pasakymas, bet labai gilus, net neatsimenu, kas pasakė, lyg tai Rubinšteinas, kad jeigu aš negroju 1 dieną, tai aš pats jaučiu, jeigu 2 dienas nepadirbėjau, tai jau kritikas išgirs, o jeigu 3 dienas, tai visa publika išgirs.